Sveiki, mėly mano brangūs žmonės. Nagi radau laiko, noriu pakalbėti trumpam su jumis, kadangi yra tokia diena, kada gavau tokių daug gražių emocijų ir jos yra surištos tiesiogiai su manimi. Tai po labai malonaus pokalbio, kuris mane gražino į tą jauną mano pasirinktą specialybę, jauną sesutę, vadinamą medicinos srityje. Ir dėka to gimė toks pasidalinimas iš širdies, kada žmogus klausia, tai papasakok daugiau, kaip viskas taip įvyko, kas turėjo atsitikti, kad šią dieną tu tiesiog didžiuodamasi kalbė apie tai, kaip yra gera gyventi sveikam žmogui. Na tai kągi, esu aš vardu Oksana, gyvenu šiuo metu Skandinavijoje ir būdama 50 metų atgavau fizinę, finansinę sveikatą. Esu kupina energijos. Tačiau ne visada tai buvo. Mano fizinė sveikata pradėjo blogėti po didelio išgyvento streso, o jo tikrai mano gyvenime netrūko. Tai pradedant gal netgi ir nuo tos specialybės, kad buvo labai daug ir mokslo, ir tuo pačiu metu palėtė ir mitybą, ir kraustimą, ir kitos šalies kraustimai. Jie tikrai buvo nepaprasti, tai palėtė visą imuninę sistemą ir tai tiesiog ypatingai paaštrino visą šitą, kai aš likau viena su savo sūnumi, svetimoj šaly. Turėdama kliniką, turėdama verslą, turėdama darbą, turėjau daryti pasirinkimą, koks yra geriausias man. Nes kvėpavau mirčiai akis. Kas nežinote, ligoninėje man teko atlikti vidaus organų ne vieną operaciją. Lygiai taip pat labai netikėtai išgriuvau kabinete ir buvau išvežta į ligoninę, buvo išoperuotas labai sudėtingai stuburas, buvo sužalotas nervas. Nežiūrint to, tai dar turiu ir iki to kvėpavime tokią problemą kaip raumenų silpnumo liga. Jinai yra labai nepaprasta, aš esu priklausoma nuo šitos ligos, aš dabar išmokau su jie gyventi, kada įsitaisiau gerą žalios vaistinėlės įrankių dėžę. Tai ką galiu pasakyti? Ir niekas nemanė, kad vėl būsiu visiškai funkcionali. Ir nežiūrint į visą šitą, pasirodo, aš pamiršau padėkoti. Pamiršau padėkoti už tai, kad turiu šią dieną. Ką turiu šią dieną? Šitos kompanijos papildai nėra vien tik papildai. Jie yra didelė man dovana, turint tokias žinias, ką dabar aš turiu, iš kur aš grįžau, kaip aš jaučiau ir gavau atsakymus, kaip funkcionuoja žmogus, kada jis yra tobulai atstatytas, neįsikišant svetimkūniam. O tie svetimkūniai, pasirodo, yra vaistai. Aš nesu prieš medikus, aš tikrai jiem esu dėkinga, kada reikia, operuokit. Bet kada reikia, iki to padarykit viską, kad būtų išvengta tos operacijos. Tai esu dabar tas žmogus nešantis viltį galbūt ir tau, būti sveikam ir žinoti, kaip galima save nusisaugoti, kad tas profilaktinis labai yra svarbus indėlis yra į sveikatą, apie ją labai mažai kas kalba. Aplinkos sukūrimas, nepervargimas, leidimas savo pailsėti, tai yra labai svarbu. Nes vienas papildas jisai nepadarys stebuklo, nepadarys tau energijos švarios, sielos tyros. Mes turime dirbti su savim. Mes turime išlikti drąsūs,
Mes turime išlikti teisingi. Ir ką daugiau čia pasakyti man, kad šitą kompaniją aš pažįstu labai senai, maždaug 18 metų atgal, kada vienas žmogus nebuvo abejingas mano gyvenimui, tai yra mano vaistinės vedėja Rūta. Jinai labai matė iš arti mano šeimos atsidavimą darbui ir aš buvau ta darboholikė mama ir turėjau labai sergantį sūnų. Ir jis ateidavo valgyti pas mane į vaistinę ir jo ištįsusią nosytę prasojusią stebėdavo mano vaistinės vedėja ir pasakė, tu kažką turi daryti kitaip. Tam vaikui tiesiog reikia kitokio gydymo. Ir pirmą kartą aš išgirdau apie Nelaifo kompaniją iš šitos protingos moters. Aš buvau labai didelė skeptikė, bet aš neturėjau kito pasirinkimo. Aš turėjau labai gerą santykį su šito žmogum, su savo Rūta. Ir aš žinojau, kad jinai padarytų bet ką, kad galėtų matyti mane energingą, laimingą, sveiką mamą jauną. Ir aš sutikau, kad jinai man apie tai papasakotų daugiau. Ir kai aš išgirdau, pradėjau iš karto skaičiuoti miligramus. Bet aš nesupratau, ką aš lyginu, kur yra natūralus ir kur yra sintetika. Mes, žmonės, turime savo organus tobulus. Ir mūsų organizmas atpažįsta tik tai natūralų produktą. Jis net nežino, ką daryti su šituo nuodu, su vaistu. Ir tiesiog jisai trankosi į mūsų kraujagyslės, jis nežino, per kur išeiti, jisai ieško durų, neranda, bėga į kepenis, iš kepenų į žarnyną. Jis tornadom išeina, palikdamas tokį kaip aštunkojis rašalo dėmę po savęs. O kada mes įdedame kantrybės, laiko ir užkuriam organizmą kitaip, papildome jį teisingom maistinėm medžiagom, kas atsitinka? Tada kūnas prisisotinęs, jis atpažįsta šitą daiktą, gerąjį daiktą, kuris yra ir mumise dar likęs ir jis pradeda išgaminti. Ir va taip užsikuria visos mūsų sistemos - kraujotakos, lytinės, limfos sistemos, nervų sistemos. Daugį mes jų turime, hormonalinės. Jos mums dėkoja, nes jos yra pilnatvėje. Jom nebereikia rėkti, blaškytis, nes jos viską supranta ir siunčia ten, kur reikia viską. Tai va, ir ką daugiau čia norėjau pasakyti, kad po visų šitų atlaikytų smūgių niekas net netikėjo ir aš pati tikrai netikėjau, kad aplamai aš kada nors atsistosiu ant tų savo kojų. Ir kad aš pasakosiu dabar paskaitas žmonėm tarp kelių pasaulio šalių. Kad aš galėsiu pasakyti tą tiesą, kad galiu padėti žmogui, noriu padėti ir žinau, kaip tai veikia. Ir kad ateina toks laikas, mūsų šitas laikas yra labai nedėkingas mums, nes labai daug modernių dalykų yra, labai visur greitis didelis, mes net nerandam laiko savo įsigilinti, kas prie ko. Šiais laikais yra labai daug padaryta žalos, chemikalai, COVID skiepai, daug priklausomybių turinti žmonės, ką jie daro su savim. Jie yra pavargę nuo visko, jie ima lengviausio, greičiausio ir jie taip save žudo. Tai kokios yra tos priklausomybės? Tai ne alkoholis, žinokite, ne vien jisai. Tai ne vien narkotikai, tai ne vien rūkalai. Tai yra ir elektroninės cigaretės, kurios netgi paralyžiuoja. Yra visokie lošimo priklausomybės, žaidimų kompiuterinių priklausomybės. Yra emocinis užsivalgymas, taip pat priklausomybė. Yra seksualinės priklausomybės. Ar jūs įsivaizduojate, kiek klaidingų signalų siunčia mūsų kūnas, kada jisai nėra taisyklingai nukreiptas?
Vieną kalbėjausi su labai protingu žmogum, kuris lydi mane visą šitą kelionę, kur aš galiu užduoti klausimą be užuolankų. Ir jisai sako man, tu turi apie tai kalbėti. Ir tokiu būdu auga komanda. Tai yra angelai jūsų kasdieninėme gyvenime. Skirtingose šalyse mes vedame mziumus, mes pasakojam, dalinamės. Ir tai yra labai, labai gerai, kad mes galime užbėgti šitiem įvykiam už akių, kad mes galime suvokti save, nes suvokimas yra pati didžiausia galia. Tai ką aš norėčiau tau šiandieną perduoti, kuris klausai manęs, būk atviras savo. Jeigu blogai jautiesi, užduok klausimą, kodėl. Jeigu nėra atsakymo, tu jo ieškok. Tu jo ieškok. Taip kaip ieškojau aš 20 metų. Kol gavau visus atsakymus, kaip galima save susirinkti iš naujo. Kodėl aš esu čia, dabar? Todėl, kad noriu. Nelaifė esu vien dėl to, kad noriu padėkoti už galimybę, už gyvenimą, už mano tokį gyvenimą, už tokį didelį pokytį. Tik sveikas žmogus gali būti turtingiausias visame pasaulyje ir visur ir turėti, kuo pasidalinti. Turtas yra investicija, kuri laikui augant, kaip čia išsireikšti gražiau, dabar ir tų kripto visokių valiutų yra. Ir kuom čia dalintis atrodo, pinigais gynėsi dalintis. Reikia kartais padėti, galima ir tais pinigais pasidalinti, bet čia yra ne vienos dienos akcija. Čia nėra procentų, kada tu sveri savo sveikatą. Tu turi dėti visą 100, nes jeigu vieno pritrūks, niekada nebus 100. Ir kaip dabar aš save matau ir už daug ką galiu pagirti. Kokioje aplinkoje aš randuosi, kokį kelią reikėjo praeiti, kaip nešu nelaifo vėliavą ir ją bučiuoju ir žinau iš ką. Kai padarau žingsniuką komandos sprendimuose, kada jie yra sveiki, žinantis, kad gyvenimas yra gražus, kada jie turi sveikus vaikus, kada jie turi ateitį, viziją, turėti tai, ką jie nori turėti. Aš turiu labai, labai daug norų dabar. Ir žinau, kaip tai yra padaroma. Yra mokyklos, yra mūsų lyderių mokyklos. Man buvo labai įdomu tenai pakliūti, bet aš atsisakiau, todėl kad aš noriu važiuoti kartu su savo žmonėm, lyderiais, kurie yra pasiaukoję padėti žmogui. Ne dėl popierio, ne dėl kažko kito, dėl teisingo žinojimo, kaip su meile nešti tai, ką tu myli. Dar džiaugiuosi už savo sūnų sveiką, už savo direktorinės šakas, kurios yra tobulos. Nėra nei per daug, nėra nei per mažai. Yra visa širdis. Jis irgi yra nedaloma. Už idėjas, už kiekvieno žmogaus džiaugsmo ašarą esu šią dieną dėkinga. Aš turiu tokią misiją pasakyti tiesiai šviesiai. Pradėk nuo savęs. Kuo daugiau bus tokių sveikų, sėkmė likimo apdovanotų žmonių, teisingai gyvenančių, tuo visiems bus tik tai geriau.
Nes abejingumas jisai yra kaip ateinantis dalykas kai kam išvis net atrodo, kad taip ir gyventi lengviau, kada esi abejingas, mažiau skauda, bet ratas apsisuks vis tiek įkristi pats į tą duobę. Tai jeigu tau kažkuom tai prasigvildeno tam tikri klausimai, aš esu labai laiminga už tave. Nes gal kažkam reikėjo tai išgirsti. Palaikysiu, duosiu ranką, nuvesiu ten, kur yra pilnatvė. Ten, kur yra gyvenimas, nesumeluotas, kuris yra tikras, tavo pastatytas iš tavo vertybių, iš tavo žinių, iš tavo tyros širdies. Myliu, dėkoju, už kiekvieną meldžiuosi, nes esu labai nustebusi, kiek jūsų daug, kiek jūs esate sąmoningi ir kaip mes vieni kitiem esame iš tikrųjų reikalingi. Dėkoju ir užduokit klausimą, tikrai pasistengsiu iš visos širdies jums kažkuom tai pasitarnauti. Iki.